ūkiškai. Okay, let's go. Kovo 26, 1 valanda. Važiuojam atsidaryti karpių sezoną. Na bent jau pabandyti atsidaryti. Pafilmuosiu. Ir aišku, iš vietos, jeigu pavyks kažką pagauti, taip pat įkelsiu. Žiūrėsim, niekada nedariau tokio video. Bet šiaip iš esmės labai dažnai mėgstu filmuoti savo žvejybas. Tai pagalvojau, gal kažką pabandyti padaryti. Nu, žiūrėsim, kas čia bus. Bet kažką reikia daryti. Žodžiu, įsikursiu. Tada gal kažką parodysiu su jaukais, ką aš ten sėdėsiu, gal nesėdėsiu. Šiaip iš tiesų pasiėmiau tik tais visus senus boilius, nors turiu prisisakę šiam sezonui naujų, bet reikia išnaudoti senus. Ką sugalvosiu, tą parodysiu. Pirma reikia pasistatyti palapinę ir susinešti daiktus. Nu va, truputį daiktai jau kaip ir plius minus kažkas apsikrauta. Grūdų praplaukiau su diperiu, susižymėjau 3 taškus, bet nieko čia išskirtinio nėra, dugnas panašus, visur vanduo 10 laipsnių, tai turiu grūdą nuo lapkričio mėnesio. Buvo viską darausi pats, tiek kukurūzus, tiek kviečius, tigrinis riešutas, tigrinis riešutas smulkintas ir kanapė. Dabar sušalė, nors vakarė jau išėmė. Pabandysiu kažką saldaus. Braškės turiu senos. Citrusiniai vaisiai. Sumesiu šitų. Sumesiu granulių, pasmulkinsiu. Kažką tai prisimiksavau. Braškė, citrusiniai vaisiai, granulės, pelėtės ir dar truputį likvido citrusinių vaisių užpyliau. Čia grūdas. Bandysim tuo pirmus štempimus daryti. Staliuką jau nebesinešu į lauką, nes tuoj sutems, tai vėliau vėl nešiotis. Žiūrėsim, kas čia bus. Neprišersti. Jis jau grįžo. Va. Opa, negi. Pirmas šiais metais. Aišku, didelis varlas, bet pirmas. Labai smagu.
visi. Gera valda. Vieta nepasiekta. Persija. 4-5 kilai. Kažkas tokio. Kelias. Net netoks ir šaltas. Rudenį būna gerokai šiltesnis. Gal nesimaudysiu už tai. Puikiai. Nuotaikos nuostabios. Darimas įvyko. Kaip tik norėjau parodyti, kad jau pasidariau naujus kabliukus. Galvojau, kaip tik reikia pasikeisti, bet kol kas dar tegul pabūna. Antras. Nu ir ko gero šitas šiek tiek bus stambesnis. Nors iš tiesų sunku man čia dar su jais pasakyti. Atitrūko. Gal šiek tiek paskubėjau. Nu, čia mes turėjom. Šitą ir jis yra. Tu prasme, jis netiesus, jis yra lenktas, kreivas. Man nepatinka tas. Žodžiu, dedam kažką kito. Kol kas vėliau reiks įsimėtyti. Ir pavarį reiktų pasidaryti. Susirišti reikia. Reikalų krūva. Valgyt norisi. Atsigert norisi. Žuvį pagauti irgi norisi. Nu ir ką. Turim trečią. Labai jau lengvai čia man pasiduoda. Čia turime žvynus, berods ar ne. Veidrodukas.
Vėl pitę. Ežiai. Štai toks pilvodzas. Šiaip storas. Gražus. Nusipenėjęs. Nežinau, šiaip tingiu biškėlį sverti. Gal tiek to. Toks. Gerai. Nu. Dar pusę sumaišė. Iki. Pasiversim. Devyni. Super. Labai smagu. Patenkintas. Be proto. Nu super. Nedidukas tas. Kaip pirmasis panašiai. Laisvas. Nu, negi rimtai. Dar minutėlę palauk. Ir viskas. Mikrobangės neturi, tai čia galėtų valgysim šaltus. Bet ne bėda. Pažadino, išvažiavo. Bet kol išlipau, nustojo važiuoti, bet svingą po truputį vis tiek kilnojo, tai pagavau, gal šiek tiek didesnis, didžiausias tikrai iš kol kas šios sesijos. Šiek tiek didesnis.
Labas rytas. Kol kas dar sunku biškį susivokt, nes ką tik išmėgau. Truputį lik ir vėsoka. Kondensata yra. Paukščiukai čiulba. Smagus rytas iškart pagal garsus. Naktį 4 berods po 4 truputį škybo vienas karpiukas, lyg ir nufilmavau, bet baterija gal įsikrovinėjo. Kažkas tai buvo. Tai, ko gero, turiu dabar išysę gal 4 ar 5 pagavęs ir vieną nutrūkusi. Maišas matot. Leduose. Jaučiu vandenėlis bus tokie. Oi, vėl šlangutės ledas. Vandens neturiu kol kas. Iškiriau tikrai neskubėsiu traukti elnis net. Vėsoka. Reikia pasidaryti kavos. Sumuštinių tada. Truputį valandos bėgių sušils ir bus galima jau TikToko transliacija vyksta. Nu ir šiaip ne taip pasigimanau tokius pusėtėlius, šiaip visą kumpio pakelį sudėjau ant duonos. Sviestas taip sušalęs negaliu užtepti, o šildyt nešildysi. Tai tiek, truputį sumaližiausiam su vafliukais. Pavalgysiu, kavos pasidariau ir pabendrausiu su TikToku. Pradėsim žvejot. Nu ką, persimečiau visas meškerės. Kairę ir dešinę palikau ant naktinių masalų. Vidurinę pakeičiau. Valandą jau plius minus ramu. Sanitaras vienas kitas atplaukė. Pavalgiau. Ir ką, lauksim kibimo. Šiaip norėčiau palaukti, kol išlis saulė aukščiau ir nors šiek sausa. Atsivežiau impregnantą, kad impregnuot palapinę, pasiruošti sezonui. Vis tiek bus ir lietaus viską. O nuo pernai metų dar turiu nupirkęs, tai reikia išnaudoti. Palapinę sausą. Nusprendžiau nors kažką savo biškį suimpregnuoti. Sulaužiau buteliuką purškiklio. Iš namų buvau pasiėmęs indo plovyklės. Nesilaiko gerai, bet purški. Tai ko gero tik iš lauko. Mažiukas. Super. Labai gerai. Kad ir mažas, bet tas išvažiavimas vis tiek yra smagu.
filmuoju čia. Bandau su akiniais. Kažkodėl man atrodo, kad neįjungiau. Septintas, ko gero. 6 turiu krante. Vienas nutrūkęs. Nedidukas. Vakar kai buvo didesnė čia. Šiandien paryčiais antras jau ir panašiai. Toks pat. Akiniai tai labai gražus, bet lyg ir prisiniaukia jie čia prieš saulę. Šalį ekspresą, filmuojantis, aišku, ne Raibano. Tai kokybės tikrai nėra ką norėti, bet pabandysiu. Iš tiesų net nežinau, ar dabar filmuojasi ar ne. Tai kad medžiai, žinok, ne žali, čia tik tai eglės. Šiaip dar nėra žalios spalvos. Nuo perpauksų, nu jo, žalė jau pieva, tai jau vien dėl to nepavyko, kad susirgau, nors oras buvo kur kas geresnis. Nu ir va, rytui atėjus, kada aš čia apie 9 tik tai ryte pradėjau žvejoti. 3 plius minus toks pat dydžio. Ir visi ant to pačio mažo vafteriuko reiks gal didintis. Nes vakar gaudžiau ant stambesnio, tai buvo dydžiai didesni. Na va, štai. Toks nedidelis, 3 kg. Lupytės padažytos jau zilianka. Išpurštas. Net kibiras sugriaus, nes buvo. Jo, spartinukas ir vat šiandien jau toks 3. Nu kur tu čia įvairavai ne tom pusėm. Nu ką, žinios tokios, kad negi dabar kiti kirstinas jau vidurinę atleido. Valandą ramu jau gera, susirišau viską po kiek turėjau prisismulknęs. Tikrai užteks iki žvejybos galo. Impregnavau palapinę iš išorės. Tikrai blogiau nebus. Ką vietoj žadėto blogo oro, iš tiesų ganėtinai šilta jau, visiškai be striukės. Nors pasiėmiau ir žieminius drabužius, ir pirštinės, ir kepurę, storą striukę, bet ko gero neprireiks. Viskas kaip ir
Labai gražu. Žiūrėsim, kaip bus naktis. Rytoj tai rodo jau lietų, bet rodo po pietų, tai ko gero labai tikiuosi, kad spėsi susirinkti viską sausai. Bimas, bet labai jau trumpai patraukia. Labai jau susmulkėjo. Atitrūko. Antras nutrūkimas. Ką padarysi? Alučio, nealkoholinio. Pripjaušiau dar kilogramą Juicy Citrus boilių, kukurūzų įdėjau, skardinę, granulių, tada tigriniai riešutai, puodo miksas, bet ten su tigriniais riešutais, kviečiais, kukurūzais, kanapėm, tigriniai riešutai smulkinti. Tai žiūrėsiu, jeigu dar kažkoks dar pasidarysiu. Žuvis aktyviai maitinasi. Vis dėlto mėsinis rinkinys, žuvies daug. Visiškai ramu jau. Gal kokias 2 valandas, kaip nei kibimo nieko, bet ir nepersimetinėjau. Tai vieną meškerę iš tiesų permečiau gal prieš valandą ant kažkokio padžiūvisio vafterio. Pasirodo, nusipirkau kažkokius pasenusius, ko gero, nes labai kieti. 4 dešrelės, bulvių, agurkų, obuolys, kava. Nu ką, kulinarija kaip ir baigta. Ragausim. Gal tik šiek tiek druskos padauginau arba neišmaišiau, bet šiaip labai gerai. Vienas iš nemėgstamiausių darbų žvejybai tai yra, kada reikia susikraut daiktus ir įsikrauti ir pasistatyti viską. Bet yra dar vienas, kada reikia plauti indus. Aišku, ne visą laiką jų būna, bet būna. Tai... Šiokie tokie nesklandumai. Norėjau persimesti dešinę meškerę ir paėmiau jau povyniau kokius 5 metrus ir pakeliui tiesiog kažkoks kliuvinys buvo, apsikabino ir nuplyšo, kas man neįprasta. Iš tiesų pirmą kartą šituo valu, prieš tai naudojau sezoną kordos, tai nei vieno nuplėšimo nebuvo man. Bet nuplyšo tiesiai. Jau nukirpau, ko gero, per mazgą prie šoklyderio, tai teks dabar atsinaujinti. Turėsiu ką veikti. Kol kas ramu 2-3 valandos ir jau panašiai, kaip neturėjau visiškai jokio kibimo. Apskritai jokio veiksmo nematyti. Žmonių dar irgi nėra. Iš tiesų truputį susididinau masalus, tai gal ir tas dar įtakoja. Gerai.
Ilgai laukti? Nu ir va, pagaliau po pertraukėlės. Nedidukas bus. Vieną surink. Nu va sakiau, kad reikia ant 2 kviecių. Nediduk. Bet jau. Va toks, nedidžiausias, bet vis tiek smagu. Zamp. Super. Nu, nedidukas, bet vis tiek išvažiavo. Faina. Išmaudyt tas nenori būti. Kištų tą nosį. Leidinėja, gera. Mažas vėl. Kiršingus. Bet jau čia iš vis nežinau. Vaikiškas bus. Va toks. Sportinukas. Jo, sportinukas. Nenorom. Atvyko dar va į sektorių vieną. Toks. Toks. Nu ką, žinios tokios. Berods pagavau 11 karpių. Berods. 10 tai tikrai, bet liktais 11 ir 2 nutrūko. Pamečiau mikrofoną vieną ką tik, bet jau tamsu, tai bandžiau ieškoti, bet dar daug gal ir tą dieną rasiu. Jeigu nenuskandinau. O šiaip nežinau, kiek čia turim. Be 20, 15, 9.
Ko gero, jeigu iškirpsi, gal nufilmuosiu, gal nenufilmuosiu ir eisiu miegoti, nes rytoj krautis daiktus ryte. Nu kaip ryte, apie 9, kokį 10 pradėti jau vykti. Nu ką, įsijungė GoPro pirmai, bet ištraukiam. Tuo jau atnešė. Parodysiu. Tikrai didžiausias bus šio žvyro. Bet tikrai stipriausias. Priešas. Baisiai. Paršelis. Pusena ekranas, aiškus, svarstyklio. Šitas beveik 12. Tai šitas kol kas bent jau Big Fish'as. Nedidukas, bet dar vienas ir bendras skaičius. Labas rytas. Ką tik prabudau iš tiesų. Tai kodėl yra be 29. Tai net nežinau, ką čia bedaryti, ar žuvį gaudyti dar ar ne. Reiktų pavalgyti ir pradėti daiktus krautis. Kavos atsigerti ir kol rinksiuos daiktus, dar reiks užmesti. Vieną meškerys berods nuo vakar dar turėtų būti likus užmesta. Taip ir neišvažiavo arba negirdėjau. Šiaip ne taip išlindau, tai šalia neblogai viskas. Laivas net spalva pakeitęs. Viena meškerys dar yra ištempta. Čia neblogai naktį užšąla.
Tai reiškia vandens. Tikrai neturėsiu dabar kavo. Gal. Girdis kažkas dar teleškuoja. 2,000 years later. Nu ką, daiktai jau ir sukrauti į mašiną. Einu pasiimti dar šiukšlės. Pasižiūrėti, tikrai nieko nepalikau. Jokių šiukšlių, jokių šiaip vertingesnių daiktų. Bet jau kaip ir pražiūrėjau, tai nieko nepalikau. Šiukšlės tik pasiimsiu. Yra konteineris pradžioje atvažiavimo. Bus kur įsimesti. Kažkaip daiktus kišausi, tai ne taip susidėjau, kaip priekin atvažiavau, bet kažkaip susidėjau. Tilpau. O dar viską reiks iškrauti. Na, iš tiesų viskas gerai, nes sausa, palapinė, matas, graibštas, svedimo maišas, viskas išdžiovinta. Aišku, reiks elektroniką tik tai užsidėti, krauti, drabužis įsiplauti. Na ir šiaip truputį tvarką prižiūrėti. Tiek žinių iš šios žvejybos. Truputį persirengiau drabužis, nes kažkodėl visas purvinas buvau. Nežinau, ar iš vis šitas video mano išvis, ką čia bandžiau pafilmuoti į YouTube. Šiaip turiu tokių planų ir kartojausi. Bet nežinau iš tiesų, ką prifilmavau ir ar tikrai netingėsiu montuoti. Tai tam kartui. Jeigu tikrai bus kažkam įdomu ir kažkas aktualu, nesu aš joks profesionalas, patarimų labai dalinti negaliu, bet ką žinau, tuo galiu patarti. Jeigu jau žiūrėsit, tai galit leisti žinoti, kad galėčiau kurti toliau panašaus pobūdžio video, nes bus žvejybų tikrai ir Lietuvoje. Ir po nepilno mėnesio grįšiu irgi į šitą tvenkinį, tik jau šitam sektoriui, kuriame aš dabar buvau, bus kiti 2 lietuviai, o aš būsiu sekančiam. Tai aš būsiu 2 paras, jie bus 3 su pirtim, jau bus šilčiau. Tai ko gero iki to karto, jeigu pasimatysim. Nei žvyno. Okay, let's go.